Sveiki, mėlyjei, stebintis mūsų iš savo ekranų, gerų emocijų kūrėjai, renginių _vedėjai.lt, kartu su jumis nuostabus mano kolega Artūras ir dar nuostabesnis Tomas. Sveiki visi, kuriems yra aktuali vestuvių tema, sveiki visi būsimi jaunieji, būsimi besidžiauginti savo nuostabę vestuvių šventę. Šiandieną mes aptarsime daugybę, gal ne viską aptarsime, bet paliesime tikrai nemažai temų, kurios svarbios jums planuojant vieną savo įsimintiniausių gyvenimo švenčių. Artūras, kiek žinau, netgi turi slaptą koduotę, ar ne? Tai gali ją įvardinti. Tai yra 3 kameliai. Taip, kada, kur ir kaip. Pirmiausia, kada, tai yra šventės data. Taip, galite pasirinkti pačią jums mieliausią širdžiai datą. Ar tai bus žiema, ar tai bus pavasaris, ruduo, vasara. Iš tikrųjų, kas jau kas, bet renginių vedėjai tikrai prisitaikys prie tos laiko ir datos. Ir gal tik tai svarbu išskirti vieną momentą, kad šventė nebūtinai turi būti šeštadienį. Taip, šeštadienį. Penktadienis, ketvirtadienis, trečiadienis tai yra irgi puikios datos, kadangi, vardinam pliusus. Sugalvoję švęsti savo šventę ketvirtadienį, jūs turite galimybę rinktis iš tikrai daug didesnio asortimento. Tai yra ir atlikėjai, ir vedėjai, ir šventės vietos, ir jie daug lanksčiau į tai žiūri kainų atžvilgiu. Taigi jūs turite galimybę sutaupyti. Ir vienas dalykas sutaupysite, o kitas dalykas, galite turėti tikrai gerokai platesnį pasirinkimą visame kame. O tai iš tiesų svarbu, nes kaip švęsti jums niekas nenurodys. Mes esame tik tai tam, kad jums patartumėm ir pastatytumėm šventę ant tvirtų bėgių. Aš norėjau sakyti kojų. Gerai, nes kadangi keliaujame prie antrojo K, tai yra kur. Iš tikrųjų, antrasis K ir trečiasis K yra susiję. Labai susiję. Kur ir kaip, taip. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad jūsų vakaro koncepcija yra iškilminga vakarienė, tai aš manau, kad jūsų šventės vieta turėtų būti galbūt dvaras. Gal kažkiek įpareigojanti, ar ne? Jeigu jūs galvojate, atsiprašau, kad užbėgu už akių, bet aš norėjau pasakyti, kad galbūt jūs planuojate savo šventę su giminaičiais, kurių nematėte 10 metų, su draugais, pusbroliais, pusseserėmis ir panašiai, tada aš manau būtų verta pasirinkti sodybą, kuri talpins daugybę žmonių ir leis jiems likti nakvoti ir panašiai. Yra variantas švęsti savo šventę mieste, restorane ar dar kažkur. Žodžiu, variantų daugybė. Taip kaip ir šventės koncepcijų. Tai gali būti linksmas vakarėlis, gali būti iškilminga vakarienė artimiausių žmonių rate. Bet apie visą tai mes norėtumėm pakalbėti ne šį vakarą, o vasario 23 dieną, 19 valandą mes tiesiogiai susitiktumėme su jumis live konferencijos metu ir jūs galėtumėt mums užduoti ir klausimus. Mes juos atsakytumėm. Galėtumėm pajuokauti, kadangi dabar mes esame šiek tiek susikaustę, norime greitai jums teikti pakankamai daug informacijos. Dėl susikaustymo nežinau, bet kas be ko, iš tikrųjų mes galime išnarplioti daugybę pačių įvairiausių niuansų, kurie yra susiję su jūsų švente. Mes norime jums padėti. Ir mes jums padėsime vasario 23 dieną, 19 val. Iki susitiksime ten. Bye bye.